Penktadienio ankstyvas rytas ir šiandieną keliauju į Lyduvėnus, kur Lietuvos geležinkeliai atidaro tiltą, kuris yra labai aukštai ir nuo jo atsiveria labai puikus vaizdas. Jeigu kas sekate Lietuvon LT reikalus ir žinote Karolį Žukauską, tai turbūt jo iniciatyva atsirado tokia idėja ir galbūt tai taps turistiniu objektu. Šiandieną, kaip suprantu, pirmas kartas ir Lietuvos geležinkeliai paskelbė registraciją į tą vietą. Užsiregistravau visai netyčia ir žiūrėsim, kas bus. Liko kiek mažiau nei pusvalandis iki traukinių stoties. Važiuoju iki Radviliškio ir nuo ten prasidės kelionė į Lyduvėnus. Visi, kurie dar nežinot apie Lietuvon LT projektą, tai galite apsilankyti Lietuvon LT ir pasižiūrėti, kur yra lankytinos vietos Lietuvoje. Kai kam atrodo, kad jų yra iš tiesų labai mažai, bet jų yra pilna. Ir jeigu žinote kokią, kuri ten nepažymėta, galite drąsiai rašyti Lietuvon LT ir jie įtrauks tą vietą. Vis labiau susidraugauju su Evolve longboardu. Jau tas važiavimas pradeda teikti malonumą, tai manau, kad kuo toliau tuo bus viskas tik geriau ir išvengsiu tokių kvailų dalykų, kaip buvo per pačią pirmą dieną. Tai yra, kuomet įsigazavau ir nebesuvaldęs kritau, važiausiu, susilaužiau raktikulį ir dėl to dabar dešinė ranka dar yra vis reabilitacijoje, yra kaip ir atjungta. Tai malonumas važiuoti yra, aš tuo džiaugiuosi ir belieka pasiekti traukinių stotį. Liko 8 minutės iki traukinio išvykimo, man čia liko apie 4 minutės kelio, taip kad viskas labai gerai, kol kas viskas laiku. Dviejų valandų kelionė ir aš jau Radviliškyje, kuris yra už beveik lygiai 200 km nuo Vilniaus. Tai kelionė prailgo, truputį pertraukėlė ir tada kelionė į Lyduvėnus, kurie yra už kažkiek kilometrų. Nežinau net tiksliai, bet manau, kad kelionė irgi nebus labai ilga. Svarbiausias dalykas yra sugrįžus į Radviliškį ir į Šiaulius, kur yra parkas arba pasisėdėjimo vietos. Ten galima rasti prispjaudytų sienko. Ir tai buvo, kada aš čia gyvenau prieš 14 metų. Taip yra dabar, kuomet aš čia negyvenu jau 14 metų. Taip kad visos vietos, kuriuose galima pasisėdėti, yra sienko. Ir tai ne vienintelė vieta, kur yra sienko. Ten apačioj lygiai taip pat prispjaudyta ir Radvilišky tu esi nuostabus. Patys nuostabiausi miestai yra tie, kurie nesikeičia ir kur gali atėjęs pasėdėti, prišiukšlinti ir išeiti. Tiltas, kaip žinote, jis yra ilgiausias Lietuvoje, aukščiausias, jo ilgis 599 metrai, aukštis 42 metrai, jisai yra karo metu susprogdintas, atstatytas, yra išlikusios dar 3 vokiškos fermos, jos iš ano galo bus platesnis praėjimas, neseniai buvo remontuotas tiltas, dažytas, jisai buvo 2005 metais, praeitais metais baigta keisti visi mediniai pabėgiai, jie vadinami tiltiniai tašai. Spalva mato dar laikas, o mes nuvežėm gerai. Eidami, jūs lydėjo šiandien Antanas, klausykit jo nurodymų, eikit vieną pusę, stenkitės neprisiliesti, nes visur labai daug aštrių detalių, ypač vaikučiams. Galite užkliūti, pargriūti ir labai stipriai susižeisti. Supraskite, kad tas tiltas yra
skirtas grynai gamybininkams, nėra turistams skirtas daiktas. Čia yra akcija ir jums tikrai pasisekė, nes registracija vyko tik tai 3 valandas. Jeigu turėsit tokių klausimų, visur matot žmonės su geltonom liemenėm, prašom kreiptis, pasistengsim atsakyti. Jau 11 val. Ėjo pirma grupė, dabar 12 val. Grupė, dar 13 val. Kažkas eis ir turbūt rytoj dar pasivaikščiojimas. Visai gražu, atrodo nuo aukščio 44 metrai atrodo aukštis ir ilgis nepilni 500 metrų ir statė tą pirminį variantą 16 000 belaisvių ir dar 2,5 tūkstančio vokiečių. Čia netgi apačioje yra kažkoks keliukas, kuriuo galima eiti. Tai čia plonas lentas. Nebijok, jumis laikys. Kadangi šis tiltas yra saugomas objektas, tai vat nuo šitos vietos va čia eina visur tvora iki pat ten, kad jokie pašaliečiai nepatektų į šitą teritoriją. Vienas tiltas yra prie Mažeikiai, Žemaitijai, ten tai tokie, ten langiukai tokie 16 langelių būdavo. Ir tose langeliuose tie kulkosvaidžiai stovėdavo. Ten irgi tas senovinis tiltas padaryts, viskas dabar neeksploatuojam. Su vienoj pusėje eksploatuojam, su kitoj pusėje ne. Ir paliks, kai buvo po karo, taip ir palik. Aha. Bet čia irgi buvo geležinkelio tiltas? Taip, ten kažkur, palaukit, pasakysiu, palaukit, kaip čia tas pasivadint kaimiuks. Bugeniai ten yra, Parventos upė. Ai, Parventos upė. Jo. Tai yra tilto vidurys, tai kaip ir turėtų būti aukščiausia vieta iki apačios. Jau tik tu pas mus tokie. Tai tas aukštis apie 50 metrų, plius minus. Dėl nuotykių pem pats tas. O šis tiltas yra Dubysos regioninėme parke ir apačioje tilto teka Dubysa, taip kad kaip lankytinas objektas šita vieta yra labai patogioj vietoje ir galima pasižiūrėti aplinkui, kaip yra, kokia gamta ir miškai. O kadangi, kaip sakiau, čia yra ir Dubysa, tai valtis ir baidarės čia eina. Prieš keletą metų apsilankiau šitoje vietoje pirmą kartą, tai yra tiksliau praplaukiau Dubysą ir prie pat tilto mes baigėme savo pasiplaukimą baidarėmis. Tai buvo wow! O dabar praėjo keli metai, aš esu viršui. Galima matyti, kaip šešėliai vaikšto žmonių. Ir žinoma, kaip kaimelė be muzikos. Ji turi būti kuo garsesnė. Viskas artėja paskutiniai metrai prie krašto. Visa atrakcija truko pirmyn ir atgal, pavaikščiojimas, pasifotkinimas, pakalbėjimas su darbuotojais apie tai, kiek čia važiuoja traukinių, kaip čia viskas vyksta ir taip toliau. Buvo renkamos grupės po 20 žmonių. Tai jeigu šitą idėją pasitvirtins ateityje, tai aš manau, kad viskas bus labai gerai ir bus puikus lankytinas objektas. Ačiū labai. Labai. Sėkmės jums. Draugai, gal kas žinote, kas čia per vieta važiuojant Tytuvėnų link, nuo Lyduvėnų link Tytuvėnų yra kažkokios iš akmens padarytos statulos. Ten yra namas, kažkoks ar bažnyčia, ar kažkas apleista. Tai gal kas žinote šios vietos istoriją, papasakokit komentaruose, nes labai įdomu. Visiškai atsitiktinai pamačiau važiuodamas keliu ir nutariau sustoti. Wow. Nu, po truputį spaudžia. Meski šiek tiek atgal. Atgal ar į priekį? Nu, atgal. Suk čia, Akvilė, suk pas mus. Jau nebestabdo, jau nebeneša. Nu ir dabar link į priekį, į mus. Sulenk kojas truputį. Va, taip, va. Viskas. Ir dabar va čia gali užsukti kairę pusę, kaip žinai, svirksi savo kojykiam. Viskas, Ir išimsi posūkį galingai. Išėjo. O kaip tu? Dabar į dešinę, atgal truputį kojas, pėdas, atgal, kulnus, atgal. Dabar kulnus spaudžia žemyn ir suk, jo. Kojykės sulenk. Sulenka dvi kojas vis tiek, nes tokiesi kojai labai gerai. Treną dabar.
Va taip labai lengva susimėtyti, nes šikna pradeda sviruoti ir viskas. Aš sakiau. Viški šiknos nenulaikai. Unreal, eik tu savo! Važiuosi? Taip atrodė visa ši diena nuo Vilniaus iki Lyduvėnų per Radviliškį ir atgal per Radviliškį į Vilnių. Viskas buvo labai gerai, aplankytas Lyduvėnų tiltas, taip pat Radviliškio jaunimo erdvėje pabūta, pasižiūrėti, kaip jie gyvena, prisiminta dovanotą drobę ir dabar laukia traukinys ir kelionė atgal į Vilnių. Šios dienos kelionės baigtos, dabar vienas vyrukas paprašė su Volvo šiek tiek pasivažinėti, patestuoti, jis nori tokį pats pasigaminti, pasirodo turi plūks gebėjimų, tai dabar sėkmingai važinėja, aš laukiu. Ola! Pirmą kartą per staigiai pastabdžiau. Lėkiai į priekį?